Aišku, vis tiek aš 2 metus jau beveik nevairuoju po traumos, tai man dabar reikėtų ir prisiminti, ir kaip vairuoti. Esmė yra labai paprasta. Jeigu patraukėt į save, akseleruoja, o jeigu stumėt nuo savęs, tai yra stabdis. Okay. Nu, nėra taip baisu, kaip aš galvojau. Nėra? Ne. Aš manau, vieną vakarą ir užteks. Aš manau, kad 15 minučių. Šiaip galėčiau vairuoti pati, nereikėtų ir gal nereikėjo net imti žmogaus jaučiu. Galėjot grįžti pati namo jau. Jo, bet aš irgi apie tą pagalvojau. Tai kaip? Sveikinu išlaikius. Sveiki, esu Nerijus iš automobilių pritaikymo neįgaliesiem arba iš Mobility Cars. Ir šiandieną mes atiduosim automobilį šitą Audi A5 merginai, kuri niekada nevairavo automobilio su rankiniu valdymu. Tai šiandien bus pirmoji diena. Mes įrenginėjom tokius automobilius ir išrašom sertifikatus, kad jūs galėtumėt gauti valstybės paramą, valstybės kompensaciją. Beje, valstybės kompensacija tokiam dalykams yra 8960 €. Ateikit, parodysiu, kaip veikia šitas mechanizmas. Čia mes turime gazą. Taip spaudžiasi gazas, taip spaudžiasi stabdis, o jeigu ateitų žmogus, kuris valdo kojas, tai jam nereikia šito rankinio mechanizmo, jisai gali tiesiog kaip ir įprastai, gali vairuoti. Tai ką, einam žiūrėti, kaip ir seksis. Esmė yra labai paprasta. Čionais yra, jeigu patraukėt į save, tai akseleruoja, yra pajungtas prie akseleratoriaus pedalo, o jeigu stumėt nuo savęs, tai yra stabdis. Užvedant automobilį reikia įminti stabdį. Taip? Taip. Tai tam, kad jūs įmintumėt stabdį ir galėtumėt užkurti, yra fiksacinis. Toks kaip rankinis vadinamas. Tada užkurėt automobilį. O kai norit atleisti arba pakeisti pavarą į kurią nors, ir jau tą padarėt, tada reikia tiesiog pastavti save, nuo savęs, atleisti. Ir jisai automatiškai atsifiksuoja. Dabar reikėtų man gal pavažiuoti. Aš įspaudžiu rankinį, užfiksavau, galiu pakeisti pavarą ir po biškį jau važiuoti atgal. Viskas paprasta. Nu jo, galvoju, bus sunkiau, bet šiaip ne, viskas labai paprasta, lengva yra. Reikia įpratimo prie jautrumo priprast. Tai vat apie tą norėjau paklausti, kad jautrumas toks turbūt didelis yra pačių stabdžių, kai vat jūs dabar spaudžiat, pavyzdžiui, dabar. Jo, reikia šiek tiek pabandyti po truputį tą daryti, nes jėgų nereikalauja iš tikrųjų. Tai lengva ranka reikia, neįsitempus. Bet čia pripratimo. Taip. Su laiku tai priprasi ir pajausi jau. Tas pats kaip ir paprastai, jeigu vairuoja anksčiau, tai kai vairuoju, tai irgi tas pats. Tiesiog reikia priprasti. Taip. Aš vairuoju jau taip, turbūt 3 minutę savo gyvenime jau. Tai. Ir pripratau per 3 minutės. Aišku, vis tiek aš 2 metus jau beveik nevairuoju po traumos, tai man dabar reikėtų ir prisiminti, ir kaip vairuoti. Šiaip nėra sunku, mėgstu vairuoti, bet tiesiog yra ta baimė. Jeigu mėgstat vairuoti, tai patikėkit, greit priprasit. Labai paprasta. Mėginsit? Mėginsiu, jo, būtinai. Gal taip ir paliekam, kad man nereikėtų suktis. Miški, ne. Pastatyk, kad suktis reikėtų. Ne, nereikia. Gerai. To aš atnešiu. Aha. Avarija bus. Ne. Bus netėvai. Nieko tokio. Lola, taip? Aš kaip supratau,
spaudi taip. Stabdo. Jis užsifiksuoja stabdis net. Taip, vizuoja. Taip. Viskas čia daugiau. Nuo savęs yra vien dėl to dėl saugumo. Aha. Kad jeigu kažkas avarija ar dar kažką, kad netyčia nepastaustumėt, nu vis tiek, A, jūs linkstat į priekį, aha. tai kad netyčia būtų, kad paspaudyt gazą dar labiau. Nu tai čia dėl saugumo ir yra, kad jeigu jūs stabdot, A tai kaip, su inercija stabdytumėt. a kaip dėl kojų? Kojų nejaučia žmogus, jeigu Tarsi jie pajėdo. netyčia paspaus, nieko nebus. Nu, jisai yra aktyvus akceleratorius, Mhm. tam, kad galėtų Blemba. kitas žmogus irgi valdyti. Nu, atsisėdęs pavažiuoti, Mhm. kad ne be tos įrangos. Dar, Galim gal ne viso. dar apsaugą skirti šiaip iš tikrųjų. Šiaip aš pirmą kartą lipsiu iš šitos pusės, tai man biški baisoka. A? Gerai. Jo, biškėlį vairas per aukštai čia. Blemba, eikit į savo. Ne, biški bijo. Gal nevažiuojam? Važiuojam. Pala. Tai gal ten fūra gal pravažiuoja. Tai negreit važiuosim. Dabar užfiksuojam stabdė, ne? Dabar jisai užfiksuotas yra. A, jis yra. Tai dabar Jo. tiesiog. Ir nuo savęs, Nuo savęs? jo, nuo savęs atitraukiam, ne, nuo savęs, kad atsifiksuotų. O, atsifiksavo, girdėt? Mhm. Ok. Daiktus. Kiek metų nevairavot? 1,5, man rodos. Nu, tai trauma buvo nuo gruodžio 1, 20, kokių čia metų buvo. Nu jo, čia reikia priprast. Ok. Nu, nėra taip baisu, kaip aš galvojau. Nėra? Ne. O kur mes apsisukom praeitą? Gerai, gerai, važiuokit. Ai, galima, ne? Važiuokit, kur Ok. norit. Pabandykit pastabdyti. Matot, nėra sunku, ne? Jo, čia su stabdžiais reikėtų truputį laisviau, taip. Svarbiausia, kartais, Ten kai važiuok. vairuoji, nepamiršti, kaip stabdyti, kaip gazuoti. Pavyzdžiui, jeigu reikėtų sustabdyti staigiai, o aš patraukčiau į save, tai būtų Įsivaizduoju, nelabai gerai. kaip žmonės daro, kai jie įsigąsta. Jie, o tai va, da. Taip, Nu, taip. tai jums tą patį su ranka reikia padaryti. Okay. Apsisukam. Nu gerai, nėra taip blogai, kaip aš galvojau. Puiku. Aš manau, vieną vakarą ir užteks. Aš manau, kad 15 minučių. Pala čia, ne? Ja. Okay. Šiaip galėčiau vairuoti pati, nereikėtų ir gal nereikėjo net imti žmogaus jaučiu. Galėjot grįžti pati namo jau. Jo, vat aš irgi apie tą pagalvojau. Pabandykite tenais atbulom pavažiuoti. Oi, blemba. Mėginam. Nu čia jau bus biški. Čia užsukit, jo. Ir tipo apsisukti, ne? Jo, dabar bandom O dabar tai jau- užfiksuoti. Ok. Fiksuojam. Čia užfiksuoti. Mygtuką reikia nuspausti, jo. Op. Op. Ir dabar nuo savęs. Mygtuko nereikia spausti. Ai, ok. Jo. Viskas. Ok. Ar sunku? Ne. Dabar vėl mygtuką, ne? Mhm. Ok. Ir dabar vėl taip? Jo. Ok. Viskas. Du kartus padarėte ir jau. Nėra taip baisu. Egzaminas išlaikytas. Kad būtų taip paprasta registroj, kur tu pravarai porą minučių ir jau viskas. Ok. Ir viskas. Stabdom. Tai kaip? Sveikinu išlaikius.
Nu, okei. Tai šiaip, ne, gal nevarysit dar pati. Bet... Važiuokit, ką Nu, jūs? per visą miestą Nu, tai- varyt, per tai per dabar pusę karščiai važiuokit. aplinkelis. Tai per pusę važiuokit. Ar sunku buvo išmokyti? Ne, šiaip nebuvo sunku, tikrai labai lengva ir faina ir tas jausmas labai geras, patiek laiko atsisėsti už vairo. Geros emocijos, Taip, labai ne? geros emocijos. Super. Na ir mūsų darbas, tai fainai. Labai džiugiuosi, ačiū Jums labai. Gerai, tai ką, viskas. Egzaminas išlaikytas, pasveikinkit vairuotoją. Sveikinu.